Tokiam čia šito sėdė visiškam lašnyne. Vyras grįžo į Primitive Life. Laiko, žiūrėk, matai? Nu, okei. Šiaip tai jis atrodo, kad labai geras klai. Jeigu turėsim ąsotį, tada rezultatas bus geras. Žiūrėsim, ar pavyks, ne? Teks vėl iš naujo daryti, va toks netobulas gyvenimas iš tikrųjų. Mano vyras grįžo į senus laikus, kai bando viską pasidaryti nuo pradžių savo rankomis. Tai šiuo metu jis bando pasikabinti molį. Aš dabar einu. Ką darai? Mes gaminsim molių. Pot. Žiūrėk, kaip gavas. Wow, nice. Žiūrėk, ten dar vienas kibiras. Tai žiūrėk, taip. Tai pirmais buvo va toks. Tu matei. Aha. Dabar vandenį sumaišius, tai jis toks kaip peanut butter. Gavas, žiūrėk. Faina, ne? Mhm. Graži spalva. Nu? Terakota. Ir suvalgė. Tai ką toliau darysi? Toliau per šitą mes jį valysim, čianais varys akmenukai. Ir smėlis, ne? Jo, smėlis, akmenis, pagaliukai ir taip toliau. Tai mes iš pradžių tokius didelius dalykus išvalysim. Aha. O paskui reikia jį tiesiog palikti vandenį, nes tas klai jis nusės. Tada vandenį išpilam, nu čia šiaip kelis kartus reikės daryti. Ok. Ir tada turėsim klai. Nice. Ir tada turėsim Šiaip ąsotį? tai atrodo, kad labai geras klai. O ne? Nu gal, ką žinau. Ta prasme, jis žiūrėk, kiek jos susidarė ir dafiga. Nu, jeigu turėsim ąsotį, tada rezultatas bus geras. Jo, akmenukai. Aha. Tau padėt? Kaip nors? Ne, viskas. Ok, gerai. Tokiam čia šito sėdė. Ne, Šito kažkokiam pasislėpęs visiškam lašnyne. Vyras grįžo į nežinau, Primitive Life. Primitive Life. Ok. Aš tai nu vištą iš orkaitės traukti, nenulaužo. Prieš šiek tiek laiko einu patikrinti, ką mano molio vyras, molio žmogus daro toliau. Einam, kažkur jis labai toli slepiasi. Nu, Nu, ką darot? tai va, per sietėlį. Matai, kad karamelė kokia išeina. Aha. Čia lieka visi akmenys. Netobulumai. Taip pat kaip netobulas gyvenimas. Visi netobulumai Ilgai dar lieka čia. O, žiūrėk. Tai pažiūrim. Smėliukų. Nereikalingų daiktų. Aha. Šitas viskas keliauja į... Čia galima? Jo. Tu taip neapsitaškyk. Tik į save, žiūrėk. Nu. Reikia dar paplauti. Okay. Pavakarienavome, pilvai pilni, sotus, saulė beveik leidžiasi, o vyras, molio vyras, išėjo toliau savo darbą. Slepiasi kažkur tai už kampo. Kaip sekasi? Nebūna. O, su draugeliu, matau, grįžo atgal į darbą. Flashback. Mano vairuoja, nes vaikus reikia pažiūrėti. Aš ir mano vaikai. Čia dar vienas. End of flashback. Su vaiku. Mes su vaiku čia galime. Kad smagiau būtų. Na, taip liūdna. Bet tik vienas vaikelis norėjo prisijungti. Tie vaikai kažko tais gamina gal. Ką ten žaidžia šiandien? League of Legends. Tai va, žiūrėk, koks gavas. Traidą. Taip, palauk, kur čia... Čia yra. Geras, čia blogas. Čia yra blogas, okei. Riešutų sviestas. Čia mano laikiklis. Kai žmonos nėra, kam padėti? Kad šits nepabėgtų. Čia tokį padarai. Nu, netobulas, bet jis Tikrai ne. laiko. Tikrai ne. Jis laiko, žiūrėk. Matai?
Nu, okei. Gali iškrist, bet jis, nebus tiek jėgos. Gerai, reikia valdyti, Nebus tiek kiek jėgos. paleidi svorio. Nu, davai, pilk. Ir dabar iškris viskas. Okei, kas toliau? Čia svarbiausia tiesiog maišyti. Gan greitai šiek tiek, jeigu taip mašai. Svarbiausia, va tai va ratu. Pilnai riešo mostais. Lygiais riešo mostais. Taigi, diena antra, molio žmogus vis dar čia. Einam pažiūrėt, ką daro. Labas. Ką darai? Mes pilstėm maišą, į tą pillowcase. Ir ką dabar Dabar darysi? jis turi išdžiūti, vanduo išbėgti, kad liktų klijai. Tai yra molis. Okay. Tai meistrauja ant ko dabar- pakabinta, ne? Jo, tikiuosi, kad išlaikys šitas daiktas. Toksai va. Išlaikys ant trijų. Čia, pavyzdžiui, užkabinti Gal. maišą. Bet čia kad tokia kalvelė, nebei, kad nuslys, nukris, pavyzdžiui, apsivers viskas ir... Tai aš kibirą po jo padėsiu. Nu, jo. Kibirą su skille. Ten mačiau vienas serpims. Tai va, tai dabar reikia šitą parišti. Bet gaila saulės nėra. Nu, vat. Nu, nieko. Paskui. Labai sunkus, ne? Nu, man reikės tavo pagalbos. O ne? Taip. Aš deginusi. Supratau, tai jungiu kamerą, einu padėti. Žinau, kelinta diena jau eina, bet 5, gal 4. Molio žmogus vis dar dirbas. Molis va tokioje stadijoje, čia vienas molis džiūna, ane? Čia antras molis džiūna. O kita beje, kitas, vienas bečas yra visai džiūnantis, bet artėja į molį. Atrodo labai gražiai. Žiūrėsim, ar pavyks, ne? Molio žmogus. Pavyks? Molis žmogus. Einam prie kitą projektą. Tai praėjo gal 2 savaitės nuo paskutinio reportažo. Molio žmogus vis dar čia. Kas vyksta? Tai Čia plyta. čia molis, bet molis su smėliu. Smėlis irgi praėjo per vidų, per sietelį. Sietelis lievas. Ir niekur YouTube'ai niekas nesako, kokio turi būti tankumo sietelis. Tai pasidomėjau, pasirodo, čia yra smėlis. Teks vėl iš naujo daryti. Va toks netobulas gyvenimas iš tikrųjų. Reikės vėl užpilt vandenio, vėl per sietelį, vėl per pagalvę džiovinti ir taip toliau. Nu, bet procesas Gal po metų ir turėsim vazą. kitais metais. Pasimatysit kitais metais. Nu va, o paėmiau aš molių į čia. Va čia paėmiau. Iš šitos trojkės. O dar tiksliau, man atrodo, vat prie šito kalniuko. Va čia. Va čia paėmiau.